Vėl darbas per atstumą. Kadangi šunelė rusakalbė, komandos rusiškai. Lyždžiat. Vėl būtinas išlaikymas kiekvienai pozicijai. Sėdėt. Kamnie, harka. Na kągi, gerbėmėjai, tęsim rubriką mėnesio šunys. Kovo 9 diena, 14 metai, žodžiu, kitas individas. Nu, pavadinkime tai pavelotukas. Kalė, matote, jau ne 4-6 mėnesių, o bijau sumeluoti, ar 1,5 metų. Šiek tiek mišrūnė, bet dominuoja Europos, rytų Europos tipas, žodžiu. Nu, kokie minusai tos dresūros šunelė atvažiavo pavelotukai, psichija jau suformavusi ir šiek tiek net agresyvoka norėjo man į ranką kasti, žodžiu. Tačiau, kaip minėjau, neigiamas dalykas, kad dresūra tipo mažai poveikio veikia. Darbo apimti be abejo čia skaitosi kaip, nu, reikėtų beveik 2 šunis išdresuruoti, kiek laiko reikės sunaudoti. Nes ta psichika, kaip sakyti, reikia ne tik tą mechaniką, bet šuns meilę pelnyti, visokie žaidimai. Bailiukė, žodžiu. Vat, bet sakau, žodžiu, ir dar kartą kartuoju dresūros angliai, kai draugai kartuojamas ir laikas, žodžiu. Aš čia per 4 savaitės padariau stebuklą, nes šuva buvo ant visko lojo, akis didelis, viskas baisu arba kasti kau, dabar, kaip sakėte, vos ne komisaro Reksas. Tai įsivaizduokite, jeigu tas darbas truktų 2-3 mėnesius, o čia tik 4 savaitės. Tai esmė, matote, kad šeimininkai pratęstų tą mano pasiekimą, kas dažniausiai ko ir nebūna. Nu, o kurie pratęsi, tai be abejo būna gražu. Tai, vat, tai kaip sakyti, toks vat mokinys.